Šiame trumpame siužete pademonstruosiu savo metodą. Žaidžiant ruletę galima statyti ant atskirų skaičių, galima statyti ant stulpelių ar ant vieno iš 3 tuzinų. Tačiau visi tokie statymai beverčiai, jūs statykite tik ant spalvos. Galite statyti kiek norite, nuo 10 euro centų iki 100 eurų. Svarbu, kad statyti pradėtumėt nuo mažos sumos. Statykite 1 eurą ant juodos ir sukite ratą. Ratas sustos ties raudona, reiškia jūs pralaimėjote, bet nenusiminkite. Statykite 2 eurus vėl ant juodos. Sukite ratą ir žiūrėkite, kas gausis. Vėl raudona. Atminkit, kad jūsų strategija yra pralaimėjus padvigubinti statymą. Taigi dabar statykite 4 eurus. Juoda, vadinasi, jūs laimėjote. Laimėjote 8 eurus. Laimėjus labai svarbu paspausti clear bet mygtuką. Vėl pradėkite statyti tik nuo 1 euro, statykite ant bet kurios spalvos. Pralaimėjote, vadinasi, turite vėl padvigubinti statymą. Statykite 2 eurus ir žaiskite toliau. Raudona, vadinasi, laimėjote 4 eurus. Laimėję visada paspauskite clear bet mygtuką ir pradėkite žaisti nuo pradinės 1 euro sumos. Statote ant juodos, o laimi raudona. Vėl padvigubinkite statymą iki 2 eurų. Šaunu, laimėjo juoda, vadinasi, laimėjote 4 eurus. Taigi jau turbūt susipažinote su mano laimėjimo metodu. Jei turite klausimų, rašykite komentaruose ar elektroniniu paštu.